ką žmogus gali geriausiai padaryti, kai jam sueina 18-19 metų, išsikraustyti iš tėvų. Ir va tada, kai tu išsikraustai iš tėvų, kai tu pats pradedi savimi rūpintis, kai tu geriausia netgi palieki tą miestą ar net šalį, kurioje tu gyvenai su tėvais. Ne? Ir tu žinai, kad tau sunku ir tu gali, maks mamai paskambinti ir paverkti ar ten kažkaip, žinai, pasiguosti, bet mama net nešvalgyti, nepasirūpins tavimi. O tada tavo smegenys įsijungia išgyvenimo instinktas. Aišku, arba tu sugriūni, arba įsijungia. Ir va pardavimuose tas išgyvenimo instinktas, kai tu nueini pas klientą ir tau sako, mum neįdomu, eik iš čia, ne? Tu neišeini su tą mintimi, kad, neįdomu, tai neįdomu, žinai. Tu išeini ir galvoji, ne, fuck it, kodėl, ta prasme, neįdomu. Bet tu veiki su tuo instinktu, kad tu gausi šitą dylą. Tu neieškai galimybės atsitraukti, o tu ieškai galimybės apeiti ir vis tiek nugalėti, žinai.